Tai koks jausmas, kai pagriebė tau už gerklės? Kaip jau Labai malonu iš tai yra irgi, žinai, skausminga. Nemaloniai iš karto turi, aišku, reaguoti gintis, bet kadangi yra laida, vis tiek tu kažkaip tai negali draugų kolegai kažką daryti, tai bet bandai prisiminti kažką. Bet realiai, tu įsivaizduoji, ar ne, tu sakai, bandai prisiminti kažką. Jo. Bet kas vyksta, kai šoko būsena? Šoko buvo tokio, bet jau minimalaus, ar ne? Kaip Nilka darė. Nilka pas mus taip laida nedarė. Arba jūs kažką tai dar baigti apsigyvenimas. Man tai ir gyvas po Konfu akademijos filmavimo. Ką. Gyvas. Ačiū Dievui. Ko išmokai iš gynybos? Ką galėtum panaudoti praktikoje? Geriausia gynyba, bet kokiu atveju, aš visada kartosiu, žmonės gerbiami, būkime taikus ir draugiškai gyvenkime, galima visus problemas ir visus užgauliojimus išvengti, tikrai, ta prasme, pirma užduotis ir pirmas įėjimas tai yra išvengti muštynių, išvengti agresijos, išvengti aš už taiką ir taip ir bus visą laiką, bet jeigu ne, tada taip, tada ginamės. Bet atsargiai ginkimės, nes yra pavojinga. Jei apsiginsi per stipriai, gali būti po to tau pasakyti. Žodžiu, tu taip pat esi už šūkį, kad laimėta kova yra išvengta kova. Taip, tikrai taip. Šaunuolis. Štai netikėta ta dovana man tai. Oho. Prašau, pasižiūrėk. Ačiū. Čia turėsi tokį kaip nuolatinį. Supranti. Jeigu kas atsitinka, tai praktiškai kaip Miami Vice, žinai. Rodais, kai stoka, aš saugus. Supratau. Bet ne visiems. Stoka aš pažįstu, tave pažįstu. Bet ne visiems galima rodyti, nes gali dar blogiau baigtis. Supratau, gali išbandyti, ar ne? Jo, čia arbatai, tik arbatai, ne alų, ne kitiem dalykams, supratai. Čia užsirašysi savo dienoraštį. O čia buvo 10 metų jubiliejus proga, kaip aš užsiminėjau profesionaliai šitą sistemą. 2008 metais Forum Palase vyko. Čia mano mokytojas, 8 lygio meistras, tai Europos pagrindinis vadas. Čia aš jaunas buvau dar. Kaip dabar, beveik esu toks pats, bet ne visai toks. Va, ir čia labai daug visokių dalykų, ką galėsi pažiūrėti ir pasimokyti. Labai faina. Ačiū labai didelė garbės. Labai prašau. Nors kažkiek tai, nors lašelį išmokti. To 4 lygio. Ačiū labai. Ačiū. Labai faina. Jautiesi, kad išmokai 4 lygio?